Achtung, perspėjimas visiems žiūrovams sama. Šio anime personažai tvarkos pažeidėjai, tad nemėgdžiokite šių animešnikų. Prašau. Tiems, kam mažiau nei 16 metų, marš nuo ekrano. Pirmūnas, Kromninko profkė. Taip, dabar visiems prašau nusirengti. Blekas per pėlos. Jie nori nugnisti mūsų žmutkės. Ai, eina jie. Gatava! Taigi, kurie nusirengė, sėskite čia. Pirma paklausysime. Bus truputėlį šalta. Na ir dzin. Pala, kodėl aš nieko negirdžiu? Apie Kromniką sklandė gandai, bet aš to dar negirdėjau. Sakiau savo, kas dar nutiktų, aš nenustepsiu. Tačiau kodėl šitai vyksta iš pat pradžių? Bet aš patyręs gydytojas. Aš tiesiog privalau atlikti savo darbą, nepaisant nieko. Tačiau iš šalies visa ši situacija atrodo kvailai. Ne, taip negerai. Nustok galvoti apie visokias nesąmonės. Susikaup. Gerai. Ar galėtumėte atsisukti į mane nugarą? Tai ir bus mano nugara. Aš nematau skirtumo tarp jo krūtinės ir nugaros. Pamiršk. Tiek to. Pažiūrėsiu kitą. Kas šis vyras? Įdomu. Jisai supranta lietuviškai. Ar galėtum pažiūrėti čionai? Atrodo, kad jis supranta. Nukrypimų nėra, tu sveikas. Man tuoj neišlaikys nervai. Reikia laikytis. Nežinau, kas toks kitas įeis. Kas jei tai bus meška ar koks demonas? Na, dar susitarčiau su gorila. Ačiū Dievui, tai gorila. Ačiū Dievui. Taip, ačiū Dievui, tai gorila. Kaipgi gerai, kad tai gorila. Tiksliai gerai, kad gorila. Tiksliai. Taip, taip. Šlovė dievams, kad tai buvo gorila. Žinoma, kad ne. Daktare, nusiraminkite. Kame reikalas, Mechazava? Prastai atrodai. Na, gavau medicinkės rezultatus. Gydytojas pasakė, tau reikia praeiti medicininę kitoje ligoninėje. Ir nors aš visada ramus, bet dabar jaudinuosi. Gal mano rezultatai teigiami? Teigiami rezultatai? Dėl ko? Na, nemanau, kad tu sergi kažkokia rimta liga. Kaip čia jam pasakius? Manau, tau nėra ko jaudintis. Gydytojas man išrašė siuntimą į kitą ligoninę. Gal norėtumėte nueiti su manimi? Na, jei taip nori. Žinoma, mes nueisime su tavimi. Pažiūrėkim. Ryškiai ne tas adresas. Bet gal aš net taip užrašiau jį? Ne, manau, kad atėjome į reikiamą vietą.
Yra gydytojai, kurie ir elektronikos prekių parduotuvės turi. Ką? Ir mums kaip tyčia kliuvo toks gydytojas? Na ir ko mes čia stovime? Galėsime apie tai ir vėliau pakalbėti. Sveiki atvykę! Šitą atvedėme jį čianais su gydytojo siuntimu. Taip, mane perspėjo. Jis panašus į seną modelį, bet jei jį pataisysime, tai jis dar ilgai veiks. Gerai, bet jis... Dabar vaikai dažnai išmeta pasenusius modelius. Ar ne per žiauru taip elgtis su mašinomis? Mašinos taip pat turi sielas. Aš puikiai jų suprantu. Ar jūs turite garantinį lapą? Garantinį? Kalbate apie sveikatos draudimą? Ne, nemanau. Jūs jo neturite? Tokiu atveju jums labiau apsimoka kreiptis tiesiai pas gamintojus. O šitas senis ar tikrai gydytojas? Jis mane gąsdina. Šis gydytojas truputį grubokas ir tiek. Girdėjau, kad kuo grubesnis gydytojas, tuo jis labiau kvalifikuotas. Palikite jį man, aš atliksiu profilaktiką. Gerai, mes palauksime gatvėje. Džiaugiuosi, kad geriau jautiesi Mechazava. Ir atrodai geriau. Prašau, įveskite savo vardą, naudodamiesi garsinę instrukciją. Nurodykite slaptažodį. Prašau, nenaudokite asmeninės informacijos, tokios kaip gimimo diena. Jo mintis dingo! Maedos namai. Šventime Maedos gimtadienį. Su gimtadieniu, bičia. Su gimtadieniu, bičia. Su gimtadieniu, saldus Fredi. Blek, kokią bitą iš čia atsivilkote? Koks tu nemandagus ir grubus. Aš taip ilgai ruošiausi šiai dienai. Jūs įsitikinę, kad Fredžio gimšė šiandien? Ar jūs jo klausėte? Ne, mes nežinome, kada jo gimtadienis, todėl nusprendėme atšvęsti jį šiandien. Su gimtadieniu, šikniau. Su gimtadieniu, atmatau. Su gimtadieniu, brangus takenoti. Su gimtadieniu, bičia. Mano vardas Takenotis Jutaka. Aš galiu tai kartoti pastoviai, kad aš stiprus ir vadovauju Kromniko fuksams. Aš kietas muštynėse, bet mane kankina jūrligė. Jie pasakė, kad rengia tūsą mano gimšės garbei. Ir aš tuo taip apsidžiaugiau, kad nuėjau nesusimastydamas. Bet yra viena problema. Mes tūsinamės plaukėjančiame name. Bėda, Takenotis atpalpo. Tempūra paruošta. Tik ne tempūra. Dabar jis įsiutęs. Fredi, liaukis. Takenotis ne jūreivis. Neliesk jo. Priežastis, dėl kurios jūs čia šiandien sukviečiau, išskirtinė. Noriu galutinai išsiaiškinti, kas iš mūsų yra pirmakursių lyderis. Ir durnom galvon kartais šauna gerų minčių. Man irgi įdomu. Atsakysiu visiems man metusi iššūkį. Aš prieš smurtą. Mums reikia išsiaiškinti taikiai. Palaukite. Ko tau? Man ir pačiam įdomu, kuris iš mūsų stipriausias. Aš žinau tą jausmą. Bet aš noriu jums kai ką pasakyti. Jūs to neišsiaiškinsite mano namuose. Na ko tu toks burbeklis? Mes visai neseniai nusipirkome tatamius. Nesirinkite mano namuose be leidimo. Nesikuiskite mano šaldytuve. Neėskite bananų. Nemiauksėti. Taigi čia tavo katinas. Viskas, kad nuspręstume, kas stipriausias, geriausiai tinka muštynės 1 prieš 1. Skamba įdomiai. O aš priversiu juos pasigailėti šio sprendimo. Tuomet pirmasis mūšis. Maeda prieš gorilą. Pamiršk, kodėl čia viskas sprendi tu? Tu draudi mums čia muštis? Žinoma, čia mano namai. Aš neleisiu jums čia ošti. Jei norite surengti muštynės, eikite į gatvę. Bet gatvėje juk šalta. Viskas, kviečiu farus, jeigu jūs neklausot manęs. Nėra kito pasirinkimo. Tada spręsime, kas stipriausias žodžiuose. Ką, kaip? Aš vis tiek čia ošiu. Aš tuoj tau užvošiu. Gerai, jei vis dar svarstome, tai aš pasakysiu, kas yra pagrindinis Hokuto korpuse. Ką? Hokuto korpuse? Į kokias čia pievas varai?
Ką, vyrai, argi jūs ne iš Hokuto korpuso? Na, šiaip tai, ponas Hokuto tinkamas kandidatas. Pirmas, kuris pasiūlė savo kandidatūrą ir turi tapti vierchu. Ne tai. Kodėl aš pasakiau Hokuto korpusas? Na, aš nežinau, kuris stipriausias. Bet tai ir nesvarbu. Manau, mums nėra ko bijoti. Mes – komanda. Komanda, pilna keistuolių. Tiksliai. Su tokia komanda mes visus nugalėsime. Tu teisus. Na, nuo dabar mūsų kiaušai užaugo ir mes nieko nebijosime. Čia mano mama. Blia, kokia baisi! Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais bei skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstą į lietuvių kalbą vertė Liežuvėlis, įgarsino Maspo kartu su Liežuvėliu. Miela Matulė, pirmūnas, Kromniko profi. Čia yra dar daug žmonių, kurių iki šiol nematėme. Bet tai nereiškia, kad juos pamatysime kitoje serijoje. Nustatymai išsaugoti sėkmingai. Štai ir puiku.